ortopedijos technologijos programą, tai yra įtvarų ir protezų gamyba įvairiom kūno jungtim, įvairiom kūno dalim. Su šiais specialistais susidurėme tuomet, kai patiriame traumą ar nustatomas kitas negalavimas. Teigiama, kad ortopedijos technikos specialistų reikia beveik kiekvienam žmogui. Kartais gali prireikti vos kartą, kitiems dėja visą gyvenimą. Statistika rodo, kad kiekvienais metais vis daugėja traumų, daugėja visokių įvykių, kada reikia gaminti įvairiausius ortopedinius gaminius. Poreikis yra, nes vis dėlto žmogus gyvenimo trukmė ilgėja. Vaikų pilnapadžių, tarkim įvairių traumų, su negale jų yra. Ir kad pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, šita specialybė tikrai bus reikalinga. Paklausa yra ta, kad kiekvienais metais mes turime poreikį iš darbdavių ir valstybė suteikia mums tikslinį finansavimą, dėl ko yra patrauklu ir studentui, ir darbdaviui. Nes studentui sumažėja įmoka ir jis yra garantuotas, kad gaus darbą po baigimo. Studijų metu daug dėmesio skiriama praktikai. Pagaminti tinkamą įtvarą ar avalynę vien teorinių žinių neužtenka. Studentai mokosi dirbti su įvairia įranga, ypatingai medžiagomis. Ortopedijos technologijos programoje teorija ir praktika yra labai susieta. Aš pati dėstau įvairius dalykus: polimerų chemija, medžiagų mokslas, specialybės technologija ir praktinį mokymą. Viską, ką teoriškai išmokstame, patvirtiname praktikoje. Pradėdami nuo medžiagų, taikome ir naujas medžiagas įvedamas į rinką ir jau naudojamas medžiagas. Vienu žodžiu, praktika yra labai svarbi šitoje mokymo programoje. Mes antrakursį atliekam praktiką, jau vienas praktikos metu gavo pasiūlymą dirbti pas mūsų praktikos įmoniai. Taipogi kitas trečiakursis buvo išvykęs pagal Erasmus programą į Airiją, tenai atliko klinikoje praktiką ir gavo pasiūlymą dirbti pas juos. Įsidarbinama tai yra privačiose ir valstybinėse ortopedinėse įmonėse, kurių Lietuvoje tikrai yra ne viena dešimtis. Ir ne tik tai Kaune ar Vilniuje, bet ir mažesniuose miestuose yra filialai. Ir tie studentai dirba ne tik tai tą tokį rankinį darbą, bet jie turi darbą ir su klientais, ir bendravimu, ir užsakymo priėmime. Taip kad tai yra universalus specialistas. Kadangi nuolat kinta gaminių technologijos, specialistai turi tobulintis, žinias atnaujinti užsienyje. Baigęs šitą programą, studentas jau turi savarankiškai priimti daug sprendimų, jis turi dirbti su pacientais. Tai yra pagerinti jo gyvenimo kokybę, tai yra reabilitacinės komandos narys, ortopedas technologas, ir kuo greičiau grąžinti į visavertį normalų gyvenimą. Ir nuo jo labai priklauso žmogaus gyvenimo kokybė. Stengiasi tobulėji. Ir paskui ateityje po kažkiek laiko jau tau būna vis lengviau priimti teisingą sprendimą. Pasirenka tokie studentai, kurie mėgsta rankomis kažką gaminti. Nes teoriją jie turi, kaip minėjau, tiesiogiai taikyti. Tai čia reikia ir šaltkalvio gebėjimų, ir siuvėjo gebėjimų, ir dirbti su plastikais, juos formuoti, ir reikia anatomijos, fiziologijos žinių gerų turėti, patologijos žinių gerų turėti. Ta jie gauna teoriškai, bet praktiškai mes viską taikom. Ir be abejonės, ką jie čia išmoksta, visus tuos pagrindus, visą gyvenimą jie turės patys savarankiškai mokytis. Ir jie turi įgauti tokį gerą kritinį mąstymą, kad galėtų priimti sprendimus ir toliau tobulintis ir mokytis. Leidžia save realizuoti, tu vis tiek gamini protezą, gamini ortezą, kažkokį gaminį, tu turi priimti sprendimus, pagalvoti, kaip pacientui bus geriau, ir tai per tai save išreiškia. Šventojo Ignaco Lojolos kolegija vienintelė ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse rengia ortopedijos technologijos specialistus. Ateityje ketinama plėstis ir į kitas Baltijos šalis – Estiją ir Latviją. Ortopedijos technologijos studijų programa yra unikali. Jinai tuo, kad Lietuvoje ne viena kolegija šitos programos neturi ir mes esame vieninteliai, kurie rengiame specialistus į šitai darbo rinkai. Nėra konkurentų. Pakankamai brangi įranga susipirkti, mes tai turėjome projektus, atnaujinome visą įrangą ir turim galimybę rengti specialistus pagal šitą programą. Europoje tai nėra nauja specialybė, bet kiek man žinoma, Pabaltijy, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje niekas koleginių studijų neturi. Ortopedijos technologo mokslus baigti užtenka 3 metų, tačiau mokytis reikia visą gyvenimą.